Yra pasakyta, kad stačiakampio plotis lygus kvadrato kraštiniai. Man sunku įsivaizduoti, aš nusibrėšiu stačiakampį kažkokį tai ir paskui kvadratą. Vat mano stačiakampis tebūnė ir kvadratas, kurio kraštinė yra lygi stačiakampio plotui. O ilgis yra 4 cm didesnis už plotį. Klausia, kokie yra tie stačiakampio ilgis ir plotis, jei plotas stačiakampio 17 kvadratinių centimetrų didesnis už kvadrato plotą. Sako, stačiakampio plotį pažymėkite x, tai aš ir pažymiu, plotį x, kvadrato kraštinė taip pat bus x, nes jos yra vienodos pagal sąlygą, o ilgį pažymime y. Sako, kuri lygčių sistema tinkama šiam uždaviniui išspręsti. Pabandome nustatyti. Pirmiausiai mums pasakyta, kad ilgis 4 cm didesnis už plotį. Reiškia, norėdami gauti ilgį, prie x turėtumėm pridėti 4. Paieškome tokios lygties, niekur nėra, visur yra skirtumas. Bet mums niekas netrukdo x-iuką persikelti į kitą pusę ir gauti y minus x lygų 4. Dabar žiūrim, šitos dvi netokios, iš x atėmus y lygų 4, tai čia lyg tai būtų tas plotis ilgesnis už ilgį. Tikrai ne, tinka šitos dvi. Reiškia, teisingas atsakymas bus kažkuris iš šitų dviejų. Sustatykime antrąją lygtį. Mes žinome, kad mūsų stačiakampio plotas, štai šitas, o stačiakampio plotas yra lygus x padaugintas iš y, yra didesnis už kvadrato plotą, o kvadrato plotas yra x kvadratu. Tai norėdami sulyginti iš didesnio mes turime atimti 17, tai gausim tą mažesnį, iš didesnio atimam. Pažiūrim, kuri čia dabar lygtelė, iš xy atimti 17 lygų x kvadratu. Štai yra šita lygtelė, o čia matot yra pridėti, šita mums netinka. Taigi teisingas atsakymas D.